Labas, ačiū, kad užsukote į mano kanalą ir šiandien noriu pasidalinti su jumis vieno šeštadienio ryto. Ir čia nestandartinis rytas, kadangi turiu suruošti ruošinį žiemai. Turiu iškepti pyragą, suruošti dar nuveikti krūvą kitų darbų. Ir jei įdomu, likit kartu. Tai pirmiausia, koks rytas be kavos, pasidariau aparate kavą ir savaitgaliais mėgstu pasilepinti tokią kavą iš aparatų. Kitom dienom negeriu tokios, todėl kad ir piniginė, ir planeta nelabai apsidžiaugtų. Na, o pusryčiams nesinorėjo kažko rimto valgyti, tai pasidariau sumuštinį su trapučiu ir su persiku ir riešutų sviestu. Ryte lengvai užkasti, tai visai geras sprendimas, kuris man patinka. Atradau tokį derinį gal prieš metus. Ir tikrai kartais tai papildo, sakykime, arba skanus užkandis. Ir pagaminti iš tikrųjų paprasta ir lengva. Ir vietoj nektarinų galima naudoti tiesiog bet kokias uogas, kokias turi tos pačius obuolius ir panašiai. Tada skonis susilygina, kažkaip susibalansuoja ir tas derinys gaunasi labai skanus. Kai kada naudoju ant tostų tepu, kai kada ant trapučių, šį kartą turėjau trapučių, tai pabandžiau tokiu būdu. Labas rytas. Yra 28. Neprisimenu, kada gėliuosi savo norų, savaitgalį taip anksti. Kalbu pusbalsiu, nes visa šeimyna dar miega. Ir kodėl aš atsikėliau tokiu metu, tai kad ramiai nufilmuoti video. Ir kokie tai video bus, tai jau ne kokie, koks video bus šis. Kaip matėte, jau išgėriau kavą ir suvalgiau sumuštinį su riešutų sviestu ir persiku. Tik turiu. Ir eisiu dabar daryti 2 konservų žiemai. Jau yra vienas paruoštas ruošinys. Iškepti moliūgų pyragą ir noriu dar pasidaryti prieskonių miksą vieną. Tai žodžiu, likit kartu. Nežinau, kiek galėsiu dar kalbėti. Ir bandysiu parodyti, pasidalinti, kaip man čia sekasi. Ir šiandien mes turim gimtadienį, tai tas pyragas bus gimtadienio proga ir dar turėsiu supakuoti, padaryti puokštę. Tai, žodžiu, nusimato turiningas laikas. Iš tikrųjų, man tai einu rištis prijuostę ir einam dirbti kartu. Tai koks pirmas darbas iš mano darbų sąrašo? Iš tikrųjų, jau daug metų matau YouTube ir visur kur, kad užsienio merginos gamina daug ką rudeniško su pumpkin spice mišiniu ir bandžiau parduotuvėse ieškoti, nieko neradau, kol tada Pinterest netyčia atradau, kad galima pasidaryti pačiai. Tai labai dėl to apsidžiaugiu ir ko reikia, iš tikrųjų viskas labai paprasta, 3 arbatiniai šaukšteliai malto cinamono, 2 arbatiniai šaukšteliai malto muskato, 2 arbatiniai šaukšteliai malto imbero, 1 arbatinis šaukštelis maltų gvazdikėlių. Su gvazdikėliais teko pavargti, kadangi maltų niekur neradau, nežinau net ar būna, tai teko kankinti kavamalę. Nesigavo jie visai smulkus, bet viskas tvarkoje. Ir dar reikalingas 1 arbatinis šaukštelis maltų kvapniųjų pipirų. Ir viskas sumaišyti, laikyti uždarame inde, aš tą ir padariau ir pamatysite vėliau, kurį panaudoju šitą mišinį. Tikrai vertas dėmesio ir tikrai šį rudenį, manau, jisai dar ne kartą bus panaudotas, kadangi tikrai labai patiko ir žmonės klausė ne vienas, kas čia per mišinys, ką čia dėjo ir taip toliau. Tai labai džiaugiuosi, kad radau tą receptą, kad pasigaminau, nes iš tikrųjų ieškojau, nežinau, kokius 5 metus. Ir kodėl mes Lietuvoje to neturim, o čia viskas pasirodo taip yra paprasta ir lengva. Ir netgi fone matosi Pinterestas, iš kurio aš radau šitą receptą.
Tada kitas dalykas yra moliūgų pyragas, kadangi buvo dukros gimtadienis, tai nusprendžiau išbandyti iškepti ir būtent su šitais prieskoniais. Tai ko reikia, čia buvo moliūgų maskarponės pyragas ir naudojo avižinius miltus. Tai visą receptą paliksiu po video aprašymą. Tai čia reikės avižinių miltų, kvietinių miltų, sviesto, tirpintų cukraus, kiaušinis ir truputį druskos. Tai žodžiu, išsimaišė ganėtinai lengvai, nereikėjo net minkyti ir gavosi labai geras toksai pagrindas. Ir aš, kadangi pripratusi kepti pyragų visada ženkliai daugiau, tai man atrodė, kad čia niekiek neužteks ir panašiai. Bet Brigita turėjo tortą ir prašė papildomai būtent kažkokio pyrago. Tai, čia kaip papildomas saldumynas ir, sakyčiau, toksai, vadinkim, truputėlį sveikesnis, kadangi ir su moliūgais, ir su avižiniais miltais. Tai tikrai pakako. Ir ką dariau toliau, tai sumaišau moliūgų tyrę, maskarponę. Kas labai keista, kad niekur neradau mažų pakelių maskarponės, tai tik tai tokie. Ir dabar stovi pusėje pakelio atidaryta. Ką įdėjau tų prieskonių, kaip sakiau, įdėjau cukraus, kiaušinių, sumaišiau viską. Ir gerai išmaišiusi, kol kas padėjau į šoną, kad tiesiog pastovėtų. Galima buvo pirmiausia padaryti ir kepti, bet aš vis tiek laukiau. Sumaišytą įdarą patraukiau į šoną ir tešlą paskirtą pagrindų sudėjau į tokią tartos formą, ar kaip jinai vadinasi, žodžiu, sudėjau ir tradiciškai išspaudžiu suformuodama bortelius ir įdėjau kepti ir kepi maždaug 180-185 laipsnių temperatūroje apie 10 minučių. Visus aprašymus paliksiu, ką gaminau, paliksiu video aprašyme, ką dariau, kad nepamirštumėte ir taip toliau. Ir realiai už kadro supyliau, kai baigė kepti tešlą ir įdėjau. Nežinau, kaip aš nepagalvojau nufilmuoti. Pyragas iškepė, kepė jau su supiltu įdaru beveik valandą. Kepiau ant žemos temperatūros, 170 laipsnių temperatūrą ir leidau atvėsti ir tada užbarščiau cukrumi su cinamonu. Tai iš vaizdo daug kas sakė, kad atrodo kaip bulvių plokštainis, bet skonis yra neįprastas, labai švelnus ir tinka netgi tiem, kurie nemėgsta moliūgų, nes moliūgų nelabai jautėsi. Ir koks yra mano antras darbas? Tai antras darbas yra puokštė dukrai. Ir vėlgi, nieko naujo, aš kadangi labiausiai mėgstu ir man labiausiai pavyksta daryti puokštę spiralinę techniką, tai ir šį kartą bandžiau daryti tą patį. Kokia buvo problema, tai aš mokytojai savo parodžiau savo rugsėjo 1 puokštės ir gavau tokią, ne pastabą, gal komentarą labiau apie gipsofiliją, nes vienoje puokštėje pasak jos aš persistengiau. Gal, iš tikrųjų iki to laiko aš labai mylėjau gipsofiliją ir viskas buvo ok ir man tikrai tai yra užpildas, labai gražus, labai toksai nepretenzingas ir mano akim prie visko tinka, bet po tos pastabos aš pradėjau žiūrėti atsargiai ir nors nusipirkau, bet nusipirkau vis tiek, bet su tokia jau kaip ten bus, nusipirkau tokių labai įdomios spalvos rožių ir tradiciškai keliavo raudonėliai, įvairūs džiovinti augalai. Ir kaip vėlgi nieko naujo, kaip jau matėt mano keletame video, nusivalau, susitvarkau, pasiruošiu visus augalus, ta prasme nuo rožių nusiemu lapus ir sakykim pasiruošiu tam, kad būtų patogu jau rišti ir niekas nemaišytų. Ir kaip sakiau, bandau dėlioti su gipsofilija spiralinė technika, tikrai nesu dar tiek įgudusi, kad daryčiau užsimerkus, kaip sakant, bet tobulėju, tikrai tobulėju, bet vis tiek darau daug klaidų ir laikau per aukštai ir man suvažiuoja kartais ir pametu tas spalvinės dėmes ir taip toliau, bet finale puokštė gavosi gerai. Bet, kas buvo prieš tai, kaip matot, darau su gipsofilija ir nežinau, ar čia tiesiog gėlės netiko viena su kita, ar čia buvo bėda tame, kad man tiesiog po mokytojų žodžių užstrigo, kad gipsofilija, tai jos negali būti per daug. Tai aš tą puokštę perdarinėjau nežinau kiek kartų, ardžiau dėliojau ir finale puokštė liko be gipsofilijos ir negavosi tokia rami, rudeniška, jauki, gal tokia trūkumas spalvų,
Bet man patiko, dukrai taip pat patiko. Ir ką aš dar pamačiau, kad nepaminėjau, tai Astra iš mano daržo gėlyno, kur žauginau pati savo rankomis iš sėklyčių, tai irgi labai labai džiaugiuosi, nes žydi tikrai labai gražiai, vėliau negu planuota, bet visgi žydi ir ne vienai puokštė jau jie buvo panaudoti. Tai čia dar, kur matote fone, vis dar yra su gipsofilijom bandymas, bet, kaip sakiau, teko perdarinėti ir tada sprendimas buvo priimtas truputėlį kitoks. Na ir štai jau be gipsofilijų, tai tokia visai simpatiška man ta puokštė gavosi iš tikrųjų, tik tai galbūt norėjosi gal šiek tiek linksmesnės, bet viskas su ja gerai. Na ir kitas darbas yra dar vienas, tai yra agurkinė sriuba žiemai. Aš bandžiau ieškoti kažkur, man atrodo, kad aš esu filmavusi, bet aš nežinau, kur aš nukišau tą video, tai esu jau nekartą dariusi šitą receptą daug kartų ir nusprendžiau pasidalinti, kadangi mėgstu šitą sriubą ir dažnai gaminame ir šiemet buvo tokių peraugusių agurkų, kur jau marinuoti nenorėjau, nes tikrai buvo ganėtinai geras derlius. Tai ko reikia šitam receptui? Tai pirmiausia, agurkų, aišku, morkų, visas proporcijas surašysiu po video, tai agurkų, morkų, svogūnų, pomidorų. Pomidorus rekomenduoju nulupti, bet aš niekada nelupu, tiesiog pjaustau ir tiek, ir žinau, kad yra žmonių, kurie maišo tą pomidorų odelį sriuboje, man nei kiek. Ir tada reikia iš anksto išsivirti perlinių kruopų, reikia acto ir reikia druskos, cukraus, aliejaus ir pipirų. Viską surašysiu, kaip sakiau. Tai pirmiausia, ką aš padariau, tai supratau, kad man reikia didesnio puodo, bet apie viską iš eilės. Iš tikrųjų, pirmiausia, išsiviriau iš vakaro kruopas. Ir tuomet svogūnus susmulkinau būtent per kombainą, nors galima ir kitaip, bet aš tiesiog, kad būtų greičiau, paleidau per kombainą, morkas irgi per kombainą ir pakepinau aliejuje ir supjaučiau agurkus kubeliais. Agurkus, kaip sakiau, pasirinkau visokius kokius, nebūtinai pačios geriausios masės. Pomidorus irgi pjaučiau kubeliais ir, kaip sakiau, neluptus ir viskas gavosi puikiai. Ir viskas keliauja į puodą. Puodas, kaip sakiau, atrodo labai mažas. Čia pirktas IKEA, man atrodo, gal 10 litrų. Ir jeigu nedaugiau, ir tuo momentu, kai sudėjau kruopas, buvo tikrai, krito viskas per kraštus, paskui kažkaip sukrito ir sutilpo. Ir tada, kai susimaišo šis turinys sudėtas, sudedam prieskonius, druską, supilam actą ir maždaug pusvalandį troškinasi. Ir noriu pasidalinti tokiu dar atradimu, tai yra tokį labai seniai ieškojau ir kažkada visai netyčia radau tokią, kaip nežinau, piltuvėlis, per kurį reikėtų pilti būtent į stiklainius, kad neprisitaškytų. Tai iš tikrųjų tiek uogienėm, tiek visokiam tokiam mišrainėm yra labai labai patogu. Ir negaliu to atsidžiaugti, nes švarūs stiklainiai lieka, nereikia nieko valyti ir panašiai. Ir tada užsukam, padedam ir lieka laukti žiemos. Na ir paskutinis patiekalas yra vadinami Uncle Ben's. Tai šitas patiekalas yra toksai, kad realiai aš jį jau gaminu irgi nebe pirmą kartą ir labai gerai, kai turim peraugusių cukinijų. Ir čia dar reikia morkų, svogūnų, paprikų, pomidorų padažo ir labai gerai, kad visko reikia po 500 kažko gramų, kažko mililitrų, bet tiesiog net ir lengva atsiminti. Cukinija tokia didelė. Išnagrinėjau, supjaučiau, susmulkinau ir vėlgi, kaip visada, vakavimo metu man gelbsti kombainas, negaliu atsidžiaugti, jau turiu jį 5 metus, pas mane yra Bosch ir neprisimenu modelio,
bet tikrai dalykas, kuris ir sakykime, kažką ir smulkinti, ir plakti, ir kokteilinė ta vadinama smučiams daryti, tai tikrai negaliu atsidžiaugti šituo savo pagalbininku, bet kada nors gal papasakosiu plačiau. O dabar grįžtam prie Uncle Ben's. Tai iš tikrųjų cukiniją nulupau, kaip sakiau, dalį sutarkuoju, dalį supjausiu kubeliais ir viskas keliauja į puodą, reikia maždaug 300 ml vandens, tada supilam cukrų, citrinos rūgštį ir maždaug 20 minučių paverda. Ir tada jau keliauja į tą patį puodą morkos, vėlgi morkos buvo galima pjaustyti, aš to nedariau, aš juos sutarkau lygiai taip pat per kombainą ir svogūnus lygiai taip pat, paprikas pjausčiau smulkiai, pomidorus skiltelėm, česnaką sukapojau ir žodžiu, viskas nukeliavo irgi į tą patį puodą ir pasitroškino ir tada verčiam į kitą puodą. Ir ten maždaug apie 15 minučių pasitroškino ir tada troškinosi apie 15 minučių su stiklinė vandens ir po viso šito sumečiau į vieną katilą, kaip sakant, 30 minučių pasitroškino kartu ir vėlgi nukeliavo į stiklainius ir liko laukti žiemos. Žodžiu. 7 valandos darbo ir rezultatas. Pica ne šiandien gaminta, jeigu ką. Va tiek va yra Uncle Ben's, tai čia kiek čia 2, 4, 6, tai 3 litrai su puse grubiai. Čia 7,5 agurkinės, pyragiukas ir taip, viena puokštė, jau padovanota va tai va paneliai. Ir kita puokštė tiesiog papuošti stalai. Tai va. Ir yra po pirmos kelios minutės, einam nešti į garažą, kad atvėstų ir tada jau einu gaminti plovą. Bet plovą, kadangi esu jau rodžiusi, kaip gaminu, tai nerodysiu, greitoj pasigaminsiu pati. Tai va. Tai ačiū, kad buvot kartu ir iki susitikimo kitose video. Žodžiu, gavosi netyčia toksai geltonas rudeniškas, Aistis čia viską dekoravo, dėliojo ir panašiai. Kai kur turiu pastebėjimų, bet čia visai taip smagiai atrodo viskas gaiviai ir taip toliau. Tik triukšmas laukia, bet nieko. Tai va, laukiam svečių ir sėsim prie stalo. Pusė mūsų svečių tai kažkas susirgo, tai kažkam dar kažkas nutiko, tai bus kukliai, nedaug, bet vis tiek paminėsim gimtadienį.